Sveiki! Laida Reidas Baltikum televizijos eteryje gyvuoja jau 15 metų ir tęsia savo misiją. Nevairo girtas, nedaryk avarijų. Viskas labai paprasta. Taigi ši istorija išskirtinė to, jog vieną vakarą neabejingi žmonės Rimkose pamatė keistai važiuojantį automobilį, buvo paskambinta policijai ir mums, laidai Reidas. Pranešėjas važiuodamas paskui automobilį diktavo policijai, kur važiuoja įtartinas automobilis. Jūrininkų prospekte treniravosi policijos kinologų ekipažas, tad netrukus buvo sulaikytas automobilis, o vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis. Kas nutiko? Išgėręs važiavau. Išgėręs važiavot? Taip. O kodėl išgėręs važiavot? Taip reikėjo? Taip reikėjo. Taip reikėjo, supratau. Bet dabar problemų bus? Bus. Ir didelių problemų? Taip. Ir supratau, ne policija jūsų gavo, kažkokie žmonės paskui važiavo. Tai vadinasi, kreivai važiavot, ką? Aišku, nesunkus girtumas, bet todėl žmonės ir pamatė jūs šleivuojant. O kur važiavot maždaug į kurią vietą? Mielas ponia, galit pasakyti? 69, čia muštininkų neradom, nei aplinkų, nei viename. 2, 3, 7. Dabar žiūriu dar vienas, kad ten sėdlos narkotikų. 2,37 promilės alkoholio, toks šio vairuotojo girtumas. Vidutinis, mašina be techninės apžiūros, vairuotojas be draudimo, jokių kitų dokumentų neturėjo. Na, o nuo balandžio 1-osios už tokį girtumą, kai yra fiksuojama virš 1,5 promilės, vairuotojui lauks teismo individualiai nustatoma bauda. Tai yra, tai priklausys, kokią koją tądien atsikels teisėjas, kuris gali mostelti ir 1 metų laisvės atėmimo bausmę. Anksčiau už vidutinį ar sunkų girtumą galėjo susilaukti 868 eurų baudos ar 30 parų arešto. Dabar girtumas bus kriminalizuojamas. Na, pagyvensime, pamatysime. Tačiau viena aišku, kad girtiems vairuoti nevalia. Ketvirtadienio rytas mūsų kraštuose išaušo tragiškas. Klaipėdos rajone įvyko siaubinga avarija. Susidūrus lengvajam automobiliui Opel Astra ir miškovežiui žuvo lengvojo automobilio vairuotojas, 25 metų jaunuolis. 17 metų senumo automobilis Opel, skriedamas nuo Dituvos Jekužėdo link prieš viaduką neįsuko į nusileidimą, perskrido saugumo salelę ir rėžėsi į kalnan važiavusi tuščią miškovežį. Labą dieną, vilkiką vairavo? Tai va čia taip stovėjot? Ne, aš važiavau į Skėtą, važiavau į Molį. Ne, vat jūsų šitą mašiną, taip? Jūs važiavot po kilimu ant kalno, o tas parlėkė ten didžiulių greičių, neįsuka į posūkį. O jisai bijosi jis kas nors, ar nieks nesivijo, ar vienas buvo jisai? Nežinau, kai girdėjau, čia policija ieškojo. Policija ieškojo? Supratau. Paskui policijos mašinos jokios nebuvo, ne? Ten nežinau. Ten buvo stovėjų. Tai va ten jau laukė jau jo? Buvo, ten buvo stovėjų. Visur jau laukė policijos mašinos, nes buvo gautas pranešimas, kad jisai pagrobė mašiną, išmetė moterį ir pagrobė mašiną. Ir čia laukia visur mašiną, jau policija laukia jo šičia. Lengvojo automobilio greitis buvo siaubingas ir tam buvo priežastis. Pasirodo, kad tėvos Simonaitytės gatvėje į vaikų darželį Volungėlė 33 metų šio automobilio vairuotojai atvežė savo atžalą. Nuvedus vaiką į grupę ir vėl grįžus į mašiną, bei užvedus variklį, pro galinės dureles į mašiną įsmukęs nepažįstamas vyras sugrebė moterį už kaklo ir pradėjo smaugti, bei pareikalavo atitraukti rankinę. Nukentėjusiai nurodžius, kad rankinėje yra tik telefonas ir gali jį pasiimti, užpuolikas pareikalo persėsti į priekinę keleivio sėdynę, tačiau jį iššoko iš automobilio. Tuo tarpu užpuolikas persėdo į vairuotojo sėdynę ir pagrobė automobilį su moters asmeniniais daiktais. Savo ekranuose netrukus pamatysite, kaip pagrobtasis automobilis vairuojamas į mirtį. Jo kelionė užfiksuota vaizdo registratoriumi Rimkose. Ačiū Ričardui atsiuntusiam šį vaizdą. Iki tragiškos avarijos dar likęs pusvalandis. Netrukus Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojas pagal nukentėjusiosios mobiliojo ryšio telefono numerio siunčiamą signalą nustatė, kad telefonas veikia kažkur prie Dituvos sodų. Vienas policijos ekipažas, kelyje Klaipėdos Šilutė ties degalinė, pastebėjo ieškomą automobilį. Dabar matote vaizdo medžiagą iš šio policijos automobilio. Persekiojamas Opelis dideliu greičiu išvažiavo iš degalinės prieš eismą įvažiavo į Klaipėdos Šilutės kelią, bei siaubingu greičiu važiavo Klaipėdos link. Sako, jo greitis buvo apie 170 km/h. Katastrofos nuojauta tiesiog tvyrojo Šilutės kelyje, tad apie 8:30 ryto besivėjantis policijos automobilis privažiavo prie katastrofos vietos, kai atsitrenkus į miškovežio Volvo vidurį, bėglys ir mašinos pagrobėjas žuvo. Jam šansų išgyventi nebuvo.
Žuvęs 24 metų klaipėdietis Jurijus Simonaitytės gatvės gyventojas, nevedęs, nedirbantis, teistas 5 kartus dėl vagysčių ir plėšimų. Mažiau nei prieš savaitę iki žūties paleistas iš Praviniškių pataisos namų atviros kolonijos. Jis niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo. 14 kartų baustas už kelių eismo pažeidimus, 4 kartus už avariją, 5 avarija buvo paskutinė. Jurijus yra pirma avarijų auka mūsų kraštuose nuo metų pradžios. Klaipėdos kelių policijos ir kriminalinės policijos pareigūnų pradėti tyrimai bus nutraukti žuvus įtariamajam. Ta pati diena, tas pats ketvirtadienis, tas pats Klaipėdos rajonas, kelias Laugaliai, Gargždai. Ties Šlapšelės kaimu, važiuodamas Klaipėdos link lengvame posūkyje išvažiavo į priešingą eismo pusę, nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į medį keleivinis maršrutinis taksi automobilis Mercedes-Benz. Juo keliavo ne mažiau kaip 15 keleivių. Žodžiu, buvo pilnas. Vairuotojas neatsimena. Ne, vairuotojas neprisimena, kaip įvyko ta avarija. Neprisimena kažkoks tai šitas sąmonės patrūko. Dėl galvos sumušimą nesuprantu. Gali būti, kad 61 metų maršrutinio taksi vairuotoją visą gyvenimą dirbusi vairuotojų vairuojant apėmė silpnumas arba jis užsikalbėjo su keleiviu. Jis sužeistas, o jo gyvybę išgelbėjo tai, kad jis važiavo prisisegęs saugos diržą. Įvykio vietą atskubėjo 5 greitosios medicinos pagalbos automobiliai. Po pietų į policiją pradėjo keliauti pranešimai apie sužeistuosius. Pasirodo, kad į gydymo įstaigas pateko 11 žmonių. Kadangi kai kuriems jų diagnozuoti kaulų lūžiai, tai Klaipėdos kelių policijos tarnyboje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Beje, ekspertai jau patikrino visus šio sudužusio autobusiuko keleivių saugos diržus. Visi tvarkingai veikė. Tačiau nei vienas keleivis nebuvo prisirišęs. Tokios dienos mūsų kraštuose, kad per avarijas žūtų žmonės ir sužeistieji būtų skaičiuojami dešimtimis, nebuvo seniai. Tiesiog per 15 reido gyvavimo metų tokios dienos apskritai nebuvo. Reido reporteriai darbus pradeda Minijos pilies ir Sausio 15 gatvių sankryžoje, kai į sankryžą įvažiavus iš Sausio 15 gatvės pusės ir norint pasukti į kairę, per daug išlindęs ją vairuotojas turi pasijusti nejaukiai, kai yra apvažiuojamas iš visų pusių, nors ir didelis viduryje jis turėjo jaustis. O kitas ir didelis ir įžūlus, kai automobilio Audi Q7 vairuotojas Herkaus Manto gatvėje sukuria trečią eismo juostą, tai yra varo tiesiai iš tos juostos, iš kurios galima sukti tik kairėn. O čia kelias kažkur Suvalkijoje, kažkur netoli Vilkaviškio ir kas gali paneigti, kad šis Mykolas žvejas, štai taip išmovęs iš šalutinio kelio, yra blaivus. Turbūt niekas. Gautų kitą kartą, tai virstant ant stogo ir guminė valtis nepadėtų. Klaipėda, Šilutės plento ir Debreceno gatvių sankryžoje mes ne šiaip sau stovime ir nevažiuojame, mes laukiame leidžiamo šviesoforo signalo, o jis dažniausiai yra žalios spalvos. Tačiau yra tokių, kurie varo štai taip, per raudoną, žiū į kairę pusę. Ir tęsiant šlapio temą, tai nieko nėra egoistiškiau, kaip esant šlapiai kelio dangai, užlysti prieš tavo nosį ir kirsti per stabdžius. Kas yra? Trečia eismo juosta juk laisva, tai ją važiuoti niekas nedraudžia, juk ką? Nieko nėra, o jis prieš nosį, juk šlapia, gali tavo galas kitą kartą ir sugurintas būti žmogau. Klaipėda, Statybininkų prospektas. Pėsčiasis net ant kairės rankos atšvaitą turi, tačiau tam kairėje eismo juostoje tai neįdomu. O mums, pavyzdžiui, įdomu, kodėl yra nesustojama prieš pėsčiųjų perėją, kai šalia esančioje eismo juostoje jau yra sustojęs kitas eismo dalyvis – reido reporteris. Vilnius, Kareivių gatvė. Kelio ženklas skelbia, kad apsisukti šioje vietoje draudžiama. Nebereikalo šis ženklas čia patupdytas ant karties. Vadinasi, yra problema. Tai yra, kiekvienas čia sumanęs apsisukti stabdo eismą konkrečiai. Sudaro transporto jovalą. Į krūvą po 4 sulipę jie. Lai nesiskundžia valstybė, kad pažeidėjų mažai pagauna, kad biudžeto eilutė nevykdoma. Pastatyk policijos ekipažą šioje Kareivių gatvės vietoje, lai praktikuojasi protokolus rašyti. Pagavai 10 pažeidėjų, viena išeiginė diena, pagavai 20 pažeidėjų, vardinis žiebtuvėlis iš generalinio komisaro rankų. Na ir dabar pamatysite pretendentai savaitės pavairavimą. Klaipėda, Daukanto ir Trilapio gatvių sankryža. O jūs, panelė, matote stop ženklus, ką? Matote, kad atvažiavote iš šalutinio kelio? O ką nors apskritai matote? Tai jeigu nematote, tai žinokite, kad dėl avarijos jūs būtumėte buvusi kalta. Dabar jūsų dėmesio reklama ir anonsai, na po to laidoje matysite. Ir antroje laidos dalyje tragiškos avarijos kelyje į Šilutę. Prie Jakų žiedo vaizdo registratorius fiksuoja akimirką iki avarijos. Ne visiems piko metu pavyksta išvažiuoti į Minijos gatvę saugiai ir filmuoja reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tiek buvo Baltikum televizijos anonsų ir reklamos, nuo mes tęsėme laidą.
Deja ir antroje laidos dalyje neišvengsime tragiškų avarijų ir siužetų. Pirmadienis išaušo kraupus. Prieš 9 valandas ryto Klaipėdos rajone Priegulės aplinkelėje įvyko skaudus eismo įvykis. Susidūrė vilkikas Volvo, važiavęs Klaipėdos link, ir lengvasis automobilis Mazda 323. Lengvasis automobilis išlėkė į priešpriešinę eismo juostą ir rėžėsi į sunkiasvorio transporto priemonę. Lengvojo automobilio vairuotojas, kuris ir sukėlė eismo įvykį, žuvo vietoje. Tiesa, žuvęs vyriškis 1980 metais gimęs klaipėdietis jau ne kartą baustas už įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus. Vairuotojas yra 80 metų gimimo, turintis jau nemažą vairavimo stažą iš tikrųjų ir keletą kartų baustas už eismo įvykį, už vairavimą neblaivame stojoje. Turi 2 galiojančias nuobaudas, tai yra greičio viršijimo atvejis užfiksuotas buvo ir kelio ženklo pažeidimas. Avarijos priežastimi galėjo tapti didelis lengvojo automobilio greitis, vairuotojo sveikatos sutrikimai, užmėgimas vairuojant, ar vairuotojas buvo vartojęs alkoholio, bus nustatyta vėliau. Vilkiko vairuotojas aiškino, jog bandė išvengti susidūrimo. Savo juostą važiavau, žiūriu, kad jis tiesiai ateina, bandžiau sukti kuo daugiau į kairę, kad jis praeitų pro šalį, nueitų į griovį, bet neišėjo. Tai jau susidūrimas prieš įvyko? Jo, savo eilėje. Kalė jis ten jau policijos mašiną kalė, aš dar sukau, bet nebeišėjo. Dėl eismo įvykio Klaipėdos kelių policijos tarnyboje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vilkiko vairuotojas buvo blaivus. Policijos pareigūnų teigimu Priegulės aplinkelis eismo įvykių gausa neišsiskiria, o ir oro sąlygos tądien buvo tobulos. Tačiau avarijos priežastis pareigūnams kelia nemažai klausimų. Negalim išskirti, kad tas kelias yra kažkoks tai labai avaringas ir toje vietoje nustatys kažkokios tai juodosios dėmės, ten žuvo ar sužeidžiami žmonės. Nieko panašaus, ten yra naujas kaip tik aplinkelis, matomumas tiek į vieną, tiek į kitą pusę geras ir plius oro sąlygos buvo tikrai puikios ir neprigaištingos, tai čia vėlgi kyla ir mums labai daug įvairiausių tokių versijų, kodėl tas vairuotojas būtent išvažiavo į tą priešinę eismo juostą. Pirmanio eismo įvykyje žuvęs vairuotojas yra antroji auka Klaipėdos rajono keliuose nuo metų pradžios. Deja, ir antroji auka šioje laidoje. Tai ką čia po tokių tragiškų siužetų mes galime pasakyti apie kažkokius smulkius pasibaksnojimus Minijos gatvėje, tačiau viskas prasideda nuo smulkmenų. Nors kita vertus, nes smulkmena yra vakarinio piko valanda, šauti iš teritorijos į gatvę ir kažko neužkliudyti. Ne visada taip saugiai išeina, tad šį kartą susipolė Audi moteris ir Citroen C4, kurį taip pat vairavo moteris. Avarija deklaracinė, popierinė, metalinė, bet avarija apie tai, kad viskas prasideda nuo smulkmenų. Trečiadienį apie 5 valandą popiet, važiuojant nuo Palangos Jakų žiedo link, automobilis Volkswagen Charan pylė į Volkswagen Golf, o tas atsirėmė į BMW kablį. Ale avariją sukėlusio Volkswagen Charan stabdymo kelias toks neprastas? Toks. Tai koks mūsų greitis buvo? Labą dieną, kas Charaną vairavo? Nu, kokiu greičiu parskridot? 80 kažkur. Tik tai? Nu, panašiai, nes greičiau nebuvo. Bet čia tokiu metu šiaip tai būna uodega tokia, normali mašinų susidariusi. Supranti, buvo, bet visi judėjo. Aha. Aš įjungiau posūkį, žiūrėjau jau lenkti ir saulės, spygino atsisukiau, jau nebėr, kur dink. Ant stamdžių ir vis tiek jau pasirinkau. Supratau. Aš galėjau stumti tą kitą mašiną, bet pasirinkau tiesiai. Nu, taip jau sudirbau. Supratau. O Golfą kas? Aš. Ką išvežė ligoninę? Draugų, kolegai. Ten šiaip išlaužytas sėdynės, pas jūs konkrečiai viskas išmaitota. Keleivis buvo? Keleivis. Nu kad sveria, tai turi. Sveria, keleivis lengvesnis. Supratau. O ten vaikiškos kėdutės tai buvo gale? Bagažinėje sugavo. Bagažinė, taip kaip jos dabar ten yra. Kai atsidarė bagažinė, tai visas. Ne šiaip tai kraupiai atrodo tas vaizdas su vaikiškom kėdutėm. Jūs į kablį gavo, taip? Taip. Ir viskas. Vis tiek nesmagu buvo. Be abejo, kad nesmagu. Aišku. Bet nieko, atsisąmoningas, normaliai viskas, ne? Gerai viskas? Mašinas, Nes man kaip paskambino, sakė, garantuotai kažkam kaklo raiščiai bus padimti. 80. Akimirką iki avarijos užfiksavo reido draugas Amūras, kuris atsiuntė vaizdo medžiagą, kurioje aiškiai matosi, kaip įvyko avarija. Įvažiuota tiesiog į kolonos galą. Nes tuo metu čia būna mašinų kolonos. O juk lėtėjimo juosta laisva buvo. Reikėjo mesti dar kartą į dešinę ir viskas. Į ligoninę išvežtas Volkswagen Golf keleivis, sumušta krūtinė ir patimti kaklo raiščiai. Nieko nuostabaus, nes smūgio neprasto būta. BMW jau buvo sustojęs, moteriškė laikė koją ant stabdžio pedalo, kai jos automobilio galą buvo įstumtas Volkswagen Golfas, kurio vairuotojas jau buvo beveik sustojęs.
Taigi, jeigu ne moters koja ant stabdžių pedalo, tai čia sudaužytų mašinų būt buvę daugiau. O dabar mašinos 3, o autorius 1. Taip mes prisikasėme iki autorinių darbų. Ten stovi Mindaugas. Reido laido nusifilmavo 52 kartus. Filmuoja Reido reporteriai ir jie darbus pradeda Šiauliuose, kur automobilio BMW vairuotojas mums primena, kad yra nešiojama ant žemės tokia puikiai markė, kuris skraido pažemę, bet posūkius vis tiek reikia rodyti. Mes galvojame, jeigu jau nardai, tai posūkius rodyk vis tiek žmogaus. Tačiau ne tik Šiauliuose BMW skraido, šie automobiliai, pavyzdžiui, skraido ir Kaune, Karaliaus Mindaugo prospekte. Iš akies spėjame, kad čia buvo koks 130 km/h greitis ir norime BMW vairuotojo paklausti, o kas iš to žmogau? Vis tiek prie šviesoforo visi susirinkome, ką drąsos neužteko per raudoną pavaryti. Ir dar vienas BMW pasirodymas Kaune. Šį kartą Masiulio gatvėje. Mato, geltonas mirksi, tai vietoje to, kad mažintų greitį, BMW driveris įjungė turbiną ir nukūrė degant rodžiamam šviesoforo signalui. Žodžiu, Kaune laksto šoferiai. Todėl pėstiesiems reikia būti itin atsargiems. Čia netoli Reido draugo Gražvio Muižio namų tepu žmogelis pas Šventą Petrą dar nelaiku susiruošęs eina per gatvę. Praėjusioje laidoje kalbėjome, kad Klaipėdoje Minijos gatvėje vilkikas pametė puspriekabę. Tai reiškinys nėra retas, jis dažnas. Štai ta pati istorija prie Vilniaus ir dar prieš geležinkelio pervažą. Laiku atsikabino, o ne, tai būtų reikalų su traukiniais. Dabar Markelevičiau žiūrėk, čia pažinai, čia Panevėžys, čia Tulpių ir Vasario 16 gatvių sankryža. Tu tą moterį perspėk, prašau, kad taip niekas nevažiuoja. Čia nėra rodiklės į dešinę ir toks važiavimas fiksuojamas kaip važiavimas degant raudonam šviesoforo signalui. Per ištisinę liniją čia nepadoriai vienas važiuoja, taigi sniegas nutirpo, žiema baigėsi, linijos matosi puikiai. Arba ką mato Kauno taksi vairuotojas štai tokių manevrų partizanų gatvėje? Ką jis nori pasakyti, lenkdamas prieš pėsčiųjų perėją, prie kurio stovi vaikas, mokinys? Klaipėda, Šilutės plento ir Debreceno gatvių sankryža. Žiūrėkite į tarpą tarp mašinų dešinėje ekrano pusėje. Pilko visureigio vojažas, toks keistesnis, sakytume. Ir tai dar ne viskas. Tas pats pilkasis nerimsta eismo juostose Šilutės plente, o Vingio gatvėje apskritai lenkia mašinų koloną prieš pėsčiųjų perėją iš dešinės pusės, kai kolona stovi, idant žmogus per perėją pereitų gyvas einantis iš kairės pusės. Net 2 pretendentai į savaitės pavairavimus atkeliavo iš Klaipėdos Kretingos gatvėje, štai taip yra šaunama iš šalutinės gatvės, nesižvalgant į šonus. Ką, ponia, mūsų nesimatė? Ar kaip čia suprasti tokį pavairavimą? Ir savaitės pavairavimų komisija paskelbė priekyje, Priestučio gatvėje esančios Toyotos vairuotojo ar vairuotojos manevrą. Spėsiu, nespėsiu, nespėsiu, spėsiu. Nesvarbu, už tai nors į televizijos ekraną pakliuvau, į eterio veteraną Reidą. Ačiū nors už tiek. Tokie žiaurūs mes buvome šį antradienį, na o mes pasimatome kitą antradienį 8:30 vakaro, Baltikum televizija rodys Reidą. Čia buvo Gintaras Vaičekauskas. Būkite aplankyti. Sudie.